Timo turgelio esmė, kad čia yra kokybė, čia yra sociumas, čia yra geriausia tai, ką Lietuva turi. Ir aš dėkingas asociacijai, kurie pastarosius 3 metų prižiūrėjo ir tvarkė šią puikią vietą. Čia buvo medinės lentelės, bet per 3 metų pakeistos į plyteles, kad būtų ilgamžiškiau ir patogiau, ir jie tai padarė savo lėšas, plius išklojo šitą dalį šaligatvio, sutvarkė paviljono prekybos vietas, nes jos jau buvo irgi laiko ir šiek tiek žmonių pagadintos. Štai čia turėjo būti 2 geri šiuolaikiški tualetai, kurie patys save plauna. Vienas toks yra sumontuotas prie katedros aikštės, galite pabandyti. O štai turim tokį tualetą. Ir šiaip jau šitą aikštę turėjo taip pat miestas sutvarkyti kartu su šitu paviljonu. Tai yra miestai įsipareigojimai, savivaldybės. Negalima reikalauti, kad ūkininkai iš savo pajamų būtų galėję visą tai sutvarkyti. Visi džiaugiamės, jau tapo įpročiu ketvirtadienį, kada suvažiuoja patys ūkininkai ir atveža geriausia, ką turi. Maistas, kuris yra ekologiškas, kuris nėra masinės gamybos produktas, tai yra tai, į ką yra įdėta širdis. Labai džiaugiamės Open Kitchen renginiais penktadienį. Ir tikrai nesinorėtų, kad čia būtų dar vienas turgus iš daugelio turgų, kur parduodama viskas, bet kaip ir bet kada. Kokybė reikalinga kontrolė. Ir būtent tai vertina žmonės.